Sveiki, gerbėmieji Šūdų jūros gerbėjai. Šiandien jūs pažindinsime su alumi, kurį galite nusipirkti už žemiausią kainą Maksimos parduotuvėje prie Ramybės parko. Taigi, pirmasis mūsų dienos eksponatas yra alus Mielnik Miaskojas Starai. Šio alaus švelnus gaivinantis skonis, bet jis labai putoja. Todėl jei išsiruošite pasivaikščioti, neimkite su savimi šio alaus. Sekantis du mūsų dienos eksponatai yra Žiguliovskaja ir Vilniaus tamsus alus. Kadangi jie dar nepradaryti, apie juos daug papasakoti negalime. Bet pasiklausykime, ką pasakys mums jie. Arčiau mikrofoną. Kaip girdite, liaudyje plačiai Žigulinio vardu žinomas alus skleidžia gan įtartinus garsus. Labai keisti garsai. Kažin kaip jie atsilieps mūsų būklei ir sveikatai ir nuotaikai. Gerai. Tada mikrofoną pridėkime štai prie trečiojo mūsų alaus. Vadinasi Vilniaus alus. Turime dar vieną šio alaus gerėją kampe. Jis norėjo išlikti anonimiškas, todėl nerodysime jo veido ir pakeisime balsą. Štai, matote jį kilnojant alaus, šis butelis skraido ore, nerodysime jo veido, tik ranką. Taigi, ką jūs manote apie Vilniaus tamsui? Na, labai subtilus skonis. Tamsumas tiesiog jaučiasi jį begeriant. Tiesiog užpyla tave ta tamsa. Ir tai gera pasidaro netgi. Taigi, šiandien mes sužinojome, kokio alaus galima pigiai nusipirkti prie Ramybės parko Kaune, mažojoje Maksimoje. Ačiū už dėmesį, gerbėmieji Šūdų jūros fanai. Čia buvo jūsų ištikima Šūdos jūros kūrybinė komanda. Ačiū ir geros jums dienos su alumi.